Sveiki, noriu pranešti apie vagystę. Bėga, įsibėga. Stop! Nu gerai, planas tada bus toks. Aš važiuoju pirmas, pastatau mašiną, priparkuoju, pažiūrėsiu kokią geresnę vietą. Paskui tu važiuoji, pastatai paspirtuką, kad aš galėčiau matyti jį. Ne? Nu, aš prisiparkavau. Tai gali pastatyti ten grinai prie pagrindinio to įėjimo. Ne ten, kur dviračiai statosi, o grinai, kur duris stumdomos yra. Atvažiavo jinai, pastatys paspirtuką. Visio, gerai. Taigi, kaip gimė ta idėja, kad padėti paspirtuką čionais ir bandyti pagauti vagį. Pavogė mano draugės paspirtuką Karolinos ir kaip policija nelabai kažkokių veiksmų ėmėsi. Tai kai tik pavogė paspirtuką, nuėjom į apsaugą, o apsauga sako, kad į vidų neleis, kamerų nesuks, kol neatvažiuos policija. O policija atvažiavo kažkur po valandos laiko tik tai. Ir irgi pasakė, kad kamerų nesuks, neturite laiko, jeigu norit, rašykit pareiškimą. Tai parašė pareiškimą, pradėtas ikiteisminis tyrimas, nu ir realiai nieko nevyksta. Tai galvoju, tiesiog tokia idėja šovė, kad pabandyti pagauti vagį. Nu, nesitikiu to paspirtuko atgauti Karolinos, kad aš jau atrasiu. Tai pasistačiau mašiną prie prekybos centro ir šalia pasidėjau dviratį. Tai ten, va, matosi, mano dviratis stovi. Tai tikslas yra toks, jeigu kažkas vogs tą paspirtuką, tai aš su šitą kamerą iš karto galėsiu, laikiklį prisimontavęs, pastatyti ant dviračio ir bandyti pasekti, kur bandys vagis su to paspirtuku nuvažiuoti. Nu, bus matyt, kaip man seksis, kiek man čia laiko reiks laukti. Gal nereiks 3 dienų laukti, bet nieko, pasiruošęs ir 3 dienas sėdėti mašinai, pasiėmiau biškį užkasti, šlidlą užkandžiu į termosą, pasidariau arbatos, bet irgi negaliu prarasti budrumo, nes jeigu čia pašaliniais darbais per daug pradėsiu užsiiminėti, atsipalaiduosiu, tai vieną kartą atsisuksiu, žiūrėsiu, paspirtuko nebėra ir mano planas visas žlugęs. Kažkoks čia vienas jau vaikšto, žvalgosi, rūko tipo šalia. Prie arčiau jau žiūri paspirtuką. Nu va, prie geltonos linijos pastatė mašiną žmogelis ir išėjo. O tai tau. Gerai, kad man vos matosi. Esu kalbėjęs su policininku. Tai sakė, vogė arba pavieniai, visokie bomželiai, vaikai, arba grupėmis, kad dėl ko taip mes sugalvojom, kad reikia vienam atvežti, pastatyti ir paskui kitam privažiuoti. Nes būna jie seka žmogų, jeigu, tarkim, pastatot paspirtuką arba dviratį prie prekybos centro, tai vienas seka, žiūri, kur tas žmogus eina ir perduoda kitam, kad kitas galėtų vogti, kad tas žmogus negrįžtų. Bet irgi, va, aš čia tai pasistačiau, mane gal lengvai gali susekti jie, jeigu jie organizuoti. Nes gan akivaizdžiai aš čia stoviu, visą laiką dairausi į tą pusę. Tai irgi jie, va, jeigu tas žmogus ten ir būtų buvęs vagis, tai ateina, tiesiog pastovi, parūko, pasižvalgo, ar niekas nežiūri jo pusę. Tai taip. Nu va, praėjo valanda. Nieks nieko, kažkaip žmonių dar labiau apmažėjo.
Pradžiai tik tai įtartinas buvo, kai tik pastatėm, kažkur po 5 minučių buvo priėjęs tasai vienas, kur čia rūkė ir vaikščiojo, čia kažkaip žvalgėsi labai ir nuo to kažkokių įtartinų net nebuvo. Dar porą valandų praėjo, pakeičiau lokaciją. Dabar stoviu čia tarp 2 prekybos centrų ir ten po kairę pastatėm tą paspirtuką. Tokia lyg tai našalesnė vieta niekas. Čia per daug tiek nestovi, nežiūri. Nu va, kažkas jau priėjo. Beveik nepavažiuoja su to paspirtuku. Smagu čia jau. Reikia neduoti atsiplėšti. Niekas čia tiesiai važiuoja, skubus kiemai. Kodėl vėjas visą laiką pučia priešais? Arba mano fizinis pasirinkimas labai prastas. Skambino jisai. Įdomiai. Когда едет, он очень плохо поворачивается. Kažkaip draugelis sutiko. Игорь, его просто оставили. Когда едешь сильно, у него с рулем проблемы. Понял? Не, даем в парк. Его просто оставили. Там рядом. Не, ну если бы так смотреть, Kažkokie vaikai ir viskas. его бы нормально. Dar rusiškai kalba. Его оставили, у него с рулем проблемы. Его бы хотя бы взяли бы с собой. А где стоял? Он просто у Кирилла. Sako, nori lombardą priduoti. Kažkaip dabar nieko kaip ir nevyksta. Ai, nežinau, jau čia skambinu gal tada policijai ir viskas. Pabandysim. Sveiki, noriu pranešti apie vagystę. Pavogė paspirtuką ir aš pasiekiau dabar prieš 10 minučių nuo Bigo ir dabar vagys yra Sąjūdžio parke ir aš jos toliau seksiu. Taip, dabar kvieskit policiją Sąjūdžio parke, aš dar paseksiu jos, perduosiu daugiau informacijos. Taip. Nežinau, vidury. Klaipėdai prie Bigo.
Tenais yra futbolo aikštelė gan didelė ir priešai soliukai, ten iš vienos iš kitos pusės žmonės maždaug ten. Jo, bet jeigu jie nepajudės, jie dabar sakė, kad jie manęs neįtarė, žiopžiūrinėja ir fotografuoja ir sakė, kad veš į Lombardą priduoti. Aš galiu Edgaras. Nu, laukiu, tada žiūrėsim. Ką skambinkit, aš seksiu jos toliau šito numeriu. O, pagaliau kažkas pajudėjo. Prie turniko sustojau, dar biškį prisitraukimų padarysiu, kad įtarimų mažiau kiltų. Visai niekur neskuba. Sakau, praeitą kartą policija už valandos atvažiavo. Žiūrėsim, kaip šį kartą bus. Gerai, nereik persistengti. Įtarimų šie ant manęs visai jokių neturi. Mato, kad sportuoja kažkoks šis senis palei jos ir viskas. O kokia. Ir vagia. Aišku, turbūt būtų buvę įdomiau daugiau čia pasiekioti jas visus. Bet čia va tie, tas vienas tipo išvažiavo, tie 3 draugeliai. Nėra tikslo čia jį sekti. 3 draugeliai va yra ir viskas. Vieną pasigauni, kiti išduos. Taip, aš juos seku, jie dabar pajudėjo link Prūdelis čia toks yra. Ir Prūdelis, Sąjūdžio parke Prūdelis ir link skate parko. Aukščiau galim pakilti pievelę tokią. Jie yra 3 eina ir vienas nuvažiavo su paspirtuku, jie yra 4 draugai. Ant to kalno. Juodas, stambus vaikas, su Adidas kuprinė, balti kedai, visas juodas. Taip. Taip, bet čia iš kitos pusės. Tai aš tos draugus seku, jisai nuvažiavo. Tie draugai vis tiek įduos. Ieškokit jo, aš su draugais. Nu jo, link kalno tai važiavo, gal nuo to skate parko. Kas yra, ko bėga dabar? O tai ką mes padarėm? Stop! Gerai!
Kepurė pasėdė. A kas nutiko? Turbūt žinot, kas nutiko, ne? Kur draugas pasėdė? Ai, tai jis išvažiavo? Kur išvažiavo? 3 minutės išvažiavo. Ай, алло, слышишь? А? Они про этот самокат. Вообще, я не понимаю, зачем ты меня валишь? Где он? А где самоката? Ну, Facebook выложили. Мы подумали, что они походили. А где он? А он поехал за пауэрбанком, мы хотели выставить. А можете позвонить, что Да. вернулся? Да. Понимаете, Самокат, ситуация хорошо. такая, что мы изначально подумали, что он оставленный. Он говорит, что он стоял минут 10-15. Думал, что он, короче, его оставили. Документы имеете ваши? Не. У меня лично есть. Мы изначально подумали, что его... камеру отдал, нет? Taip, aš. Мы изначально подумали, что он, короче, оставленный. И была такая фигня. Если оставленный, надо полицию звонить. Не, вот в том-то и дело, то, что я ему предлагаю. Слушай, давай, короче, мы закинем все в Facebook. И если, короче, его, никто искать не будет, значит, короче, явно его оставили. Но и тоже я так подумал логически, но его бы просто без привязи, кто бы его просто так бы не оставил. Это второй нюанс. А третий нюанс, что он, во-первых, всегда в приложении, у меня тоже был электросамокат такого же типа, его всегда можно, короче, заблокировать в приложении. У вас telefonų полно. Jie vėl meluoja, sako, kad powerbankais buvo pilnai pakrautas visiškai. Su juo dar galėjai važiuoti kokie 30 km. Я не пользовался. Зачем кататься надо было? Мне вот это интересно. Пользование чужим имуществом. Это вообще, если бы не были бы вы детьми, то вас еще и посадить можно. Nu ką, grįžau namo po visų įvykių, parašiau pareiškimą. Tai va dabar tokius du kaip ir tikslus turiu. Pirmas tikslas kaip ir buvo, kad jeigu pagauti kažkokį vagį ir bandyti susijęti su ta pirma vagystė, nes kaip prieš tai minėjau, kad tenais buvo kamera ir mums to video taip ir niekas neparodė, kas ten galėjo pavogti. Tai jeigu čia tas pats asmuo pavogė, tai galim bus susėti, nes jau visi duomenys yra. Nes kai ta kamera ten buvo gan aukštai jinai buvo, tai klausimas ar ten matėsi. Nes tas vaikas, kai vogė, irgi tiesiog jisai juodai apsirengęs, su kapišonu, su gaubtuvu, tai sunku suprasti ir po to, kaip sakant, atsekti, kas per asmuo buvo. Tai va to gale video, va tenais tas tėvas, kur atėjo, aš nespėjau nufilmuoti, bet jisai sakė, kad ant tų vaikų pyko, sako, kad taigi ko jūs vogėt, jūs taigi pilna tų paspirtukų namuose turit. Ir nekartą sako, kad yra minėjęs, kad svetimų daiktų negalima imti. Tai kažkoks toks vat įtarimas yra, kad ne pirmą vagystę jau tas vaikas daro. Tai galim bus žiūrėti. Aš daug aišku vilčių nededu. Tiesiog, kai bus, tai bus. Turbūt tai tiek. Esmė tokia, kaip matote, 3 valandas ir neprisektas, tiesiog pastatytas daiktas yra pavogiamas. Tai saugokit savo daiktus, nepalikit neprižiūrimus. Būtinai prisekit arba imkit paspirtuką tiesiai į parduotuvę, nes aš kiek įmanoma paspirtuką imu parduotuvę ir vežioju su savim. Tai tiek. Gerai, daugiau nežinau ką pasakyti, turbūt. Dėkui, kad žiūrėjot. Tikiuosi patiko.